Nu va, atvykome pas klientą, užkurti 5 klasės katilą, įmontuotas į bunkerį išorinis šnekas, jis įleistas į degiklį. Štai degiklis su automatiniu uždegimu. Štai čia, kai dega automatiškai granulės, galima pridėti malkų, visai nemaža malkų įkrova. Štai čia šilumokaitis. 4 virtimai, jį karts nuo karto reikia prižiūrėti ir išvalyti. Nu, dabar pradėsime kūrimo procesą. Tai dabar įmauname išorinio šneko vamzdį ir spaudžiam užkūrimą. Viskas veikia automatiškai. Štai rašo uždegimas. Pabirės granulės, kurias užkurs. Ir taip pat klientui įrengėme servo powerą, matome ten. Štai servo powerą. Klientas naudoja 6 mm granulės, nors tai nėra būtina. Tinka ir 8 mm. Svarbu, kad būtų medienos granulės. Kuo daugiau bus įkraunama kieto kuro, tuo mažiau sunaudos granulių. Nu va, matome veikiantį ventiliatorių. Dar tenas neveikia. O temperatūra kambaryje, kadangi vis dar yra šiltas ruduo, rudens tik pati pradžia, dar temperatūra nėra nukritus. Na štai matome kylančią liepsnos procentų, liepsnos dydį, nes tai yra fotorezistorius, kuris pamato liepsną ir pagal tai reguliuoja galią veikimo. Pačioj pradžioje veikia maksimalia galia, paskui pradeda mažinti degimo galią. Na štai jau dega pilna 100% liepsna. Dabar neatidarysime, nes sustos. Bet kaip matėme praeitam vaizdo įraše, jeigu atidarai, tai šitas jutiklis pajunta ir gesina liepsną. Tai kol kas neatidarysime, kol temperatūra nepradės kilti ir nepamatysime, kad viskas veikia. Nu va, kol laukiam, kol temperatūra kyla, buvo sukilus temperatūra iki 35 laipsnių, įjungia cirkuliacinį siurblį, atitekėjo šaltas vanduo iš kambarių, truputį numuša temperatūrą. Tai per tą laiką, kol temperatūra sukils vėl atgal, pereikim per meniu, truputį pasiaiškinkim. Čia yra pagrindinis vartotojo meniu, kur matosi temperatūra, darbo režimas, lauko temperatūra, bet aš lauko temperatūros jutiklio nepajungiau. Čia matom tik tai, kad veikia boilerio siurbliukas ir daugiau kaip ir nieko čia negalim nustatyti. Čia yra katilo temperatūra siekiama, boilerio siurbliuko kadangi nėra, tai veikia tik tai pagrindinis siurblys, kuris yra pastatytas ant grįžtamojo. Einam atgal, palaikom meniu, kad nueiti į nustatymus arba naudotojo meniu. Katilo nustatyta temperatūra. Pasirinkam 55. Tinkama temperatūra. Einam atgal. Nustatyta boilerio temperatūra. Kadangi nėra atskiro cirkuliacinio siurblio į boilerį, tai nėra reikalo jos nustatyti, kadangi vasarą vis tiek nebus galimybės šildyti jo, nebent užsukus servo powerą.
kad tik veiktų mažuoju ratu, nes klientas pasijungia boilerį teisingai prieš pamaišymo vožtuvą, kad tiesiai tekėtų į boilerį mažuoju ratu. Tai štai, tą bus galima daryti vasarą, bet reiks įkišti boilerį temperatūros jutiklį į boilerio vidų. Čia yra nustatyta maišytuvo temperatūra. Jis, kadangi mes nustatėm, kad valdytų su servo powerą, tai mes nustatysime ją. Tarkim, 40 temperatūra yra pakankama, o kambario temperatūrą klientas nusistatys su kambario programatorium. Siurblių veikimas, čia galima pasirinkti žiemą, kad veiktų lygiagrečiai, vasarą, kad veiktų tik boilerio siurblys, bet kadangi pas klientą vienas siurblys, tai tegu būna žiema režimas. Viskas, čia visi nustatymai. Degiklių nustatymai. Šių parametrų paprastam veikimui nereikia parinkti naujų. Tai čia galim pasirinkti, kada paleidžiamas siurbliukas nuo 35 laipsnių. Štai čia kambario programatoriaus veikimas, kurį siurbliuką valdo. Tarkim, kai temperatūra sukyla kambaryje iki nustatytos, tarkim, 20 ar 21 laipsnio, kad atjungtų vieną ar kitą siurbliuką. Ir kadangi tik vienas siurbliukas tai yra, ir taip toliau. Šių nustatymų kitų nereikia parinkti. Aš parodysiu tik pagrindinius nustatymus, kuriuos reikia nustatyti, kad katilas veiktų automatiškai. Tai pradžioj nueinam į rankinį režimą, prisipildyti kuro, kad pradėtų byrėti per šią alkūnę. Kai pradeda byrėti, įjungiame katilą, paspaudę mygtuką darbas ir paleisti su mygtuku meniu. Lygiai taip pat užgesinti. Paspaudžiame darbas ir jeigu norite užgesinti, spaudžiate meniu. Ir lygiai taip pat užkurti. Ir dabar vėl šaltas vanduo atitekėjo į katilą, vėl atšaldė, bet jau mažesnis svyravimų diapazonas, dėl to, kad jau sistema baigia sušilti.